Labą dieną. Vos nepamiršau, šiandien jūsų tiesioginio eterio sėdžiu tokia užsiėmusi ir žiūriu į laikrodį, pas mane 3 valandas, o kad Lietuvoje jau 4, visai pamiršau. Šiandien mūsų tema vis dėlto apie moteriškumą. Aš noriu su jumis daugiau, plačiau, giliau pakalbėti šitą temą. Ir būtent apie tai, kad meilė savo, kaip mes priimam savo kūną, kaip mes priimam savo moteriškumą. Atrodo, kad tai yra viskas savaime suprantama. Atrodo, kad mes esam moteris ir tai pagal teisę gimimo mes elgiamės moteriškai, mes sutinkam su viskuo, kas yra mums duodama, bet iš tikro taip nėra. Iš tikro labai daug moterų, kurios tikrai nepriima savęs, kurios nemyli savęs. Aš nesakau, kad reikia stovėti priešais veidrodį 24 valandas per parą ir tiesiog visas dėmesys skirtas tau. Aš apie kitą meilę savo. Aš apie tai, kai mes priduodam save, kai mes negirdim tikrojo savo balso, kai mes galvojam, jeigu aš čia nusileisiu, jeigu aš čia patylėsiu, jeigu aš čia būsiu ramesnė, geresnė, galbūt mane už tai gerbs, mylės ir man iš to bus kažkokios tai naudos. Po to įvertins ir pasakys, kokia tu gera. O iš tikro yra visai kitaip. Tie, kas manęs nepažįsta ir mato pirmą kartą, aš esu Diana Varzaitė, lietuvė, gyvenu Olandijoje, esu kvantinė psichologė, programuojanti, dirbanti, praktikuojanti. Ir būtent transformuodama mūsų pasąmonę, rasdama gilias mūsų problemas, keičiu mūsų šiandieninį gyvenimą, keičiasi mūsų priėmimas situacijos, keičiasi mūsų susitikimai su žmonėmis, keičiasi požiūris į vieną ar į kitą situaciją. Tikrai yra labai daug laimingų žmonių, kurie mano padėdami pasiekė visai kitokių rezultatų, pas kuriuos buvo baimė išvažiuoti iš namų, būti vienai, nepasitikėjimas savimi, nesusipratimas, nesusikalbėjimas su vyru, nežinojimas, kuo užsiimti. Dažniausios problemos yra, kai mes tikrai nesutariam su savo sutuoktiniu. Nes sutuoktinis yra vienas iš pagrindinių mūsų karminių ryšių, yra vienas iš pagrindinių mūsų gyvenimo užduočių, tai yra mūsų tėvai, sutuoktiniai ir vaikai, kurie mus labiausiai trigeriuoja, kurie mus labiausiai skaudina, kurie patys pirmi prisima atsakomybę parodyti mums tuos skausmus, tas emocijas, kurios pas mus jau ant tiek yra užspaustos, kad jos privalo išeiti. Ir būtent su technikomis, kuriomis aš naudojuosi, padedu žmonėms pakeisti šitas situacijas, kad jeigu, sakykim taip, kad situacija nepasikeičia, bet jūs į tą situaciją reaguojat visai kitaip. Jeigu jūs prieš tai, imkim labai paprastą situaciją, daleiskim, jums vyras pasako, klausyk, 2 valandą bus lietus, grįžk su vaiku iki 2 valandų namo, kad nesulytumėt. Jeigu jūs prieš tai tą sakinį priimėt tarsi užpuolimą, tarsi jūsų apribojimą, tarsi, kad jūs vyras kontroliuoja, jums neleidžia pačiai priimti sprendimo, tai po mūsų sesijų jūs į tą pačią situaciją reaguosit kaip į saugos signalą, kad vyras vis dėlto nepatingėjo, pasižiūrėjo į programą, pasižiūrėjo, kada bus lietus, jisai rūpinasi tavimi, rūpinasi vaiku, kad tu iki 2 valandų grįžtum, ne dėl to, kad jam reikia, kad tu grįžtum, o dėl to, kad nesulytum. Ir tu suprasi visą tai, kad kiekviena situacija, kuri tave veda į vieną ar į kitą būseną, tai yra perėjimas į kitą situaciją, kad tu išsilaisvintum iš tų savo apribojimų, kurie tave trikdo. Ačiū už širdutes, tikrai labai malonu matyti, labai malonu, kad mane palaikot, labai ačiū, kad ateinat į mano tiesioginius eterius. Ir dabar vis dėlto apie moteris, apie mūsų moteriškumą ir apie mūsų meilę savo.
Jeigu pas vyrus niekada gyvenime nekils tokia mintis dėl kažko tai pakentėti, nutylėti arba daryti tai, ko jie nenori. Tai pas moteris šitas dalykas yra vienas iš pagrindinių. Ir kas svarbiausia, kad mes to pačius nesuprastamos darom. Mes nepasakėm tai, ko norėjom, mes nutylėjom tai, ką norėjom pasakyti, mums čia nepatiko, mes prikandom lūpą ir galvojam, jeigu dabar taip atkakliai tylėsiu, mano vyras supras mane ir jis arba draugas ir jisai tai įvertins. Atminkit, mielosios, mano vieną dalyką. Kiekvienas žmogus, kuris bendrauja su mumis, jisai praeina atitinkamas mūsų ribas. Kiekvienas žmogus, siųsdamas žinutę, sakydamas kažkokį komplimentą, kažką tai darydamas, kažkaip taip elgdamas, jis mus tikrina. Ar galima su mumis taip elgtis? Ar leidžiam mes, kad su mumis taip elgtųsi? Ir problema yra tame, kai mes vieną kartą nutylim dėl to, kad būtų ramiau, kita pusė tai priima, kad tai yra mums normalu. Nemato mūsų veido išraiškoje, kad tai mes darom dėl kažko tai. Nes kai mes iš pat pradžių nustatom savo ribas, kai mes iš pat pradžių pasakom, kad mums taip nepatinka, su manim taip nesielgsi, taip man negalima. Pas žmogų kitoje pusėje yra specialus šablonas, kuris susidaro atitinkamą nuomonę apie tave. Ir jeigu tu vieną, antrą, trečią kartą nutylėjai, leidai, kad su tavimi pasielgtų taip, kaip tu nenori, nesitikėk, kad ketvirtą kartą šitas žmogus su tavimi elgsis kitaip. Jisai tai priimi, kaip tau priimtina dalyką, su tavim taip galima. Ar jūs suprantat, jeigu tau galima paskambinti 3 valandą nakties ir tu pakelsi ragelį, reiškia, tau galima paskambinti 3 valandą nakties. Jeigu tave įžeidė ir tu tai priimi, tu nieko nepasakei, tau net antakis nepakilo, reiškia, su tavimi taip galima. Ir kai tu pamatysi, kad tavo draugas, vyras, susirašinėja su kitomis moterimis, ir reiškia, tu praėjai tiek daug testų, kad jis galų gale priėmė sprendimą, kad su tavim galima ir šitaip. O visa tai yra kalta mūsų žema savivertė. Kai mes savęs nevertinam, kai mes savęs mylim, nuo čia ir prasideda visos problemos. Mūsų tai nemokino, kaip reikia daryti. Mums neaiškino, kad būtent vieni tai turi, kiti tai neturi. Vieni dalykai yra savaime suprantami, kitiems visi tie dalykai yra tokie tarsi ištepti, kaip pasakyti lietuviškai, net nežinau, išsilieja, galbūt taisyklingesnis žodis būtų. Ir čia yra didžiausia problema, kai mes moteris savęs nemylim, kai mes moteris savęs negerbiam. Ir vyrai, kaip nebūtų keista, jie visą šitą mūsų būseną skaita. Jie tiesiog kaip, atleiskit vyrai, jeigu žiūrit vyrai, atleiskit už šitą išreiškimą, jūs tiesiog kaip šunys jaučiat, kai žmogus bijo, jūs suprantat, kad ant jo galima loti. Ir taip pat su moterimis, kai pas moterį nėra savivertės, kai pas moterį nėra meilės savo, kai pas moterį nėra atitinkamų ribų, asmeninių ribų, vyras supratęs, kad su ja galima elgtis taip, kaip nori, jis taip ir elgsis. Ir todėl pats svarbiausias dalykas, atminkit mergaitės, moteris, vieną dalyką, santykiais rūpinasi moteris. Jeigu perduoti atsakomybę už santykius vyrams, bus viskas labai paprasta. Taip, kaip vyrai nori, taip ir bus. O ko vyrai nori? Vyrai nori, kad mes nelįstume jiems į akis, kad mažiau zirstume, kad viską pačius darytumėm ir neprisimtų atsakomybės. Tai yra baziniai vyro reikalavimai, kai jie tokiame lengvai atsipūtę visą tai daro. O
taip, kaip norim mes, reiškia, mes turim prie to vesti. Mes turim būtent apie tai kalbėti, mes turim apie tai aiškinti, mes turim taip tiesiog subtiliai pasakyti, kad man tas patinka, kai man gėlės dovanoja, man patinka, kai mes kažkur išvažiuojam atostogauti, man patinka su tavim kalbėti. Ir apie tai mes turim kalbėti, mes turim aiškinti pas mus, tai santykių kūrimas yra mūsų darbas, yra mūsų būsena. Kažkodėl labai daug žmonių galvoja, pats didžiausias darbas yra susipažinti ir atvesti iki santuokos rūmų. O toliau viskas eis kaip eis. Toliau viskas eis kaip eis 3 metus, kol tie hormonai pas mus žydės, kol mes tokioj būsim euforijoje, kol mes įsivaizduosim, kad visa tai yra gražu. Ir po viso šito pas mus ateina tarsi toks atbudimas, nes santykiai, kur žmogus nesupranta, kur jis eina, juo labiau, kad pirmame energetinėme lauke, tai mūsų sutuoktinis arba sutuoktinė yra kopija mūsų mamos, reiškia, mes su jais susijungiam, atėjo, mes prisisiurbim prie jų tą pačią žodžių prasme, ir kai ateina laikas išsiskirti, aš turiu omeny išsiskirti energetiškai, visa tai įvyksta su mūsų sutuoktiniais. Mes pakeičiam sutuoktinį, mes pakeičiam situaciją, bet iš esmės mes nepakeičiam situacijos su savo tėvais, su motina arba su tėvu, nes pagrindinė priežastis yra motina ir tėvas. Ir kol mes iš savo tėvų energetiškai negausime šitos meilės, palaikymo, susijungimo ir atsijungimo, natūralaus taip, kaip priklauso, tol kiekvienas mūsų draugas, sutuoktinis, jisai tik sens mums į tas problemas, į tą skaudulį, lips mums ant mozolio, kad pasakytų, paleisk tu jį, paleisk, štai tau skauda, aš tau parodau tik tai, kad tau skauda, eik su juo, daryk ką nors. Nes mūsų sutuoktiniai, kurie mus dažnai įžeidžia, dėl ko mes įžeidžiam, ant ko mes iš tikrųjų įžeidžiam, ant mamos ar ant tėčio, mes pykstam, ant ko mes pykstam iš tikrųjų, ant mamos ar ant tėčio. Šis žmogus, kuris mums pakelia šitą jausmą, jisai tik parodo, kad tas jausmas pas mus yra viduje. Ir tikrai labai didelis yra eksperimento pasiekimas su mano viena klientė. Po 10 metų santuokos dagyventa buvo iki tiek, kad vienas kito nebegirdi. Gyvena viename bute, bendrauja per vaikus, nes vienas kitą užblokavo. Po viso šito susikalbėti nesusikalba, gavosi tai, kad moteris išėjo iš namų, išėjo pas savo tėvą, separaciją gavosi, 2 mėnesius pragyveno. Ir po ilgų darbų, po ilgų praktikų, po ilgų bendravimų, po ilgų kalbėjimų, galų gale grįžo atgal į namus ir tikrai yra rezultatas to, kad tos situacijos, kurios anksčiau antiek ją erzindavo, antiek jinai į tą situacijas žiūrėdavo suaštrintai, dabar jinai tą situacijas mato, bet tarsi žiūrėtų į save, į savo gyvenimą, tarsi iš šonų. Ir tai yra pats svarbiausias pasiekimas, kai mes galų gale suprantam, kad visa tai keičiasi. Keičiamės mes patys, mūsų požiūris keičiasi į tą situaciją. Dėl to, kas dar negirdėjote, aš jums dar kartą pasakysiu apie pasąmonės lygius. Yra 4 pasąmonės lygiai. Mes negalim peršokti iš 1 pasąmonės lygio į 4 ir sakyti, aš supratau. 1 pasąmonės lygis, kai pas mus kažkas įvyksta, mes imkim santykius, ar ne? Mes pastoviai pykstame su vyru, mes pastoviai su juo nesutariam, mes jį kaltinam ir nesuprantam, atrodo, kad kažkas vyksta, bet mes nesuprantam, kodėl tai vyksta.
Ir mes kiekvieną kartą verkiam, pergyvenam ir galvojam, gal čia jau skirtis ir vėl kodėl man visas šitas reikalas ir visa kita. Antras dalykas, kai mes jau antras mūsų supratimo stadija, antras, kai mes suprantam, kad būtent vyras mums parodo tai, kas mumise viduje yra. Galbūt jisai čia ir nei prie ko mes susimastom apie tai, galbūt iš tikrųjų jis tik tai mums parodo tą skaudulį. Trečia mūsų supratimo stadija, kai mes iš tikrųjų matom, kad situacija, kuri yra, mes į ją reaguojam karts nuo karto, bet mes suprantam, kad mes galim išsirinkti, reaguoti į tai, kas pasakyta, ar nereaguoti. Bet kol mes daeinam iki trečios stadijos, praeina atitinkamas laikas. Praeina tikrai labai toks transformacijos kelias, kad žmogus galų gale supranta, nebūtinai kiekvieną kartą atsisukti gatvį, kai tave kviečia, kai gatvį kažkas reikia, kad durniau atsisuk. Aš labai abstrakčiai apie tai kalbu. Ir ketvirtas mūsų pasąmonės lygis yra tai, kai mes iš tikro į tą situaciją daugiau nebereaguojam. Kai mes suprantam, kad visa tai įvyko, mūsų tai absoliučiai nebedomina. Ir tai yra taip pat meilė savo, tai yra pagarba savo, yra visa tai mūsų pačių lygmuo. Ir gaila, kad viso šito nemokina mūsų mokyklai, kad mokyklai, universitetuose apie tai nekalba. Ir dabar tikrai daug, kaip aš mano amžiaus moterų, išsiskyrusios, gyvena antras, trečias vyras, tos pačios problemos, kurios nesikeičia. Ir kuo vyresnis tampa, tuo sunkiau yra susirasti partnerį, kuris iš tikrųjų atitiktų tavo vidinius reikalavimus. Atrodo, kad viskas, kuo toliau, tuo graudžiau darosi. Bet supraskite vieną dalyką, aš jau kiek kartų sakiau, dar kartą pakartosiu. Viskas vyksta pagal energijos kiekį. Jeigu mes randamės pirmame energetinėme lygmenyje, ten ir bus mūsų karminiai santykiai. Ten ir bus problemos, santykių aiškinimas, prislipimas, prisirišimas, emocinės supuoklės, tai džiaugsmas, tai ašaros, visa tai bus va tokiam lygiai. Kai mes energetiškai galų gale išsikapstam iš to pirmo aukšto, mes patenkam į antrą aukštą, ten visai kiti santykiai. Mums nebereikia daugiau duoti į krūtinę ar įrodinėti kažkam, kad aš netokia, su manim taip negalima, aš jau tau pasakiau ir visa kita. Tada tokių kalbų daugiau nebebus, ten visai kitokie žmonės, visai kitokie požiūriai į gyvenimą. Tiems vyrams, kurie randasi antrame energetinėme aukšte, jiems nereikia visų šitų pigių barnių, pigių šitų dramų, jiems tikrai jau viso šito nereikia. O kad mes galėtume pakilti į antrą aukštą, gyventi savo gyvenimą, tam reikalingos praktikos. Nei vienas žmogus, 1-2 nepakilo į antrą energetinį aukštą. Todėl mergaitės, kviečiu tik tai mergaitės, nes šita praktika bus tikrai moteriška. Ir kam įdomu, pereikite į Telegramo kanalą, prisijunkit į uždarą čatą. Aš ten išsaugau visus savo tiesioginius eterius. Pakol kas pati pereinu labai stiprų transformacinį laikotarpį, tiesiog jeigu ne mano kolegės, jeigu ne mano draugai, turbūt gulėčiau depresijoje po adijalu ir verkčiau ir nežinočiau, ką daryti. Tikrai atrodo, kad viskas byra viduje, bet aš suprantu, kad tai yra proceso dalis. Ir todėl, kad visa tai jums būtų lengviau pereinama, visa tai, kad jūs lengviau tai galėtumėt pergyventi, pajausti, suprasti, pereikit į čatą. Ten aš pradėsiu jums duoti daugiau informacijos, kai jūs atsiras daugiau. Mes pereisim tikrai, tai bus praktika, nebus stebuklingos tabletės, kad jūs perėjot į čatą ir pas jūs atsirado daugiau energijos. Ne, mes darysim kvėpavimo pratimus, bus meditacijos. Bus specialūs pratimai, bus specialios praktikos, kur mes iš tikro
pakelsim energiją, nes jeigu pirmame energetinėme aukšte mes atsijungiam, priimam tėvus, tai antrame energetinėme aukšte yra tik tai praktikos. Ten ir muzika visai kita, ten ir ritmas visai kitoks. Suprantat, kaip pasakyti, pavyzdžiui, vakar kvipuoju, pas mane kiekvieną rytą kvipavimo praktika po valandą laiko. Kvipuoju jau 3 metai kiekvieną dieną. Ir jaučiu vienu momentu, man pradeda šalti rankos, pradeda šalti visas kūnas. Kai normaliai kvipuojant, man taip sukyla temperatūra, aš tikrai galiu sėdėti su viena muikutė, man nebūna šalta. Sušalė rankos, sušalė kojos, aš atsiguliu po adijalu, po kaldra, aš pragulėjau valandą laiko, negalėjau sušilti. Ir aš suprantu, kad būtent tokiu laikotarpiu, taip sukyla giminės programos. Taip nukrenta temperatūra, nes kadangi vidinės baimės, vidiniai kažkokie pergyvenimai, kurių aš pakol kas dar pati iš savęs negaliu išsitraukti, jie ima viršų. Ir aš vakar tikrai stovėjau kaip vidury žiemos, kad stoviu po verdančių dušų, tiesiog pati save apsilieju ir jaučiu tiesiog kaip ledo gabaliukas atitirpstų. Visa tai procesas, visas labai nemalonus ir tikrai suprantat, kaip pasakyti, ir jums gali būti kažkas panašaus. Bet be žmogaus, kuris tai praėjo, be žmogaus, kuris tai žino, kaip daryti, pasižiūrėjus kažkokią kvėpavimo praktiką arba meditaciją, kur tikrai pereinamas pakilti energetiškai, tai yra net ir kūno būsena keičiasi. Reikalingas žmogus, kuris tai supranta, kad jums būtų galimybė apie tai kalbėti. Aš apie savo būseną antrą dieną, antrą savaitę, be perstojo kalbu. Pas mane turbūt 3 valandos išeina vien tik tai ant mano pačios situacijos analizės. Yra skirtingi žmonės, su kuriais aš mokinausi, su kuriais praėjau skirtingus kursus ir kurie kiekvienas iš savo patirties duoda man savo atbulinę kažkokią tai reakciją, taip kaip jie supranta mano situaciją. Ir iš visos šitos informacijos aš susirenku tai, kas man šiuo momentu yra svarbu. Nes tai, ką aš išgyvenu, aš tikrai, kaip pasakyti, negali kiekvienas tai išvelgti. Bet yra momentų, kurių aš pati nematau. Ir kai aš prakalbu visą tai, kai pasisakau, ką aš mąstau, ką aš jaučiu, kokios mintis, žmogus klausydamas girdi kitaip, nes mes psichologai įpratę girdėti daugiau negu kas yra kalbama, nes kai mes kalbam, mes pasakom vis tiek tai, kas yra giliau. Ir va, kai žmogus girdi, 5-6 specialistai, kai mane veda į priekį, aš suprantu, kad man lengva eiti, bet kai pas žmonės, kurie kažką pradėjo daryti, pas juos atsiranda tokia būsena, kaip daleiskim dabar pas mane, jie sustoja dėl to, kad visų pirma galbūt nėra pakankamo palaikymo, nėra žmonių, kurie jums galėtų pasakyti, kurie pasakytų, nepergyvenk, viskas normaliai, taip viskas turi būti, padaryk šitą ir šitą pratimą, darysim šitą ir šitą praktiką ir tave atleis. Yra svarbu turėti žmogų, į kurį galite atsiremti tokiose situacijose. Ir todėl aš šitą kursą labai noriu taip atsakingai jį padaryti, kad nebūtų jisai toks 2-3 seansai. Ne, tai yra tikrai perėjimas į kitą lygmenį ir leisti savo mergaitės tą malonumą. Nes tai yra visai kita būsena situacijos, kurie jums atsivers, kai jūs pamatysit visai kitą gyvenimą. Aš dabar kalbu apie antrą energetinį aukštą, kai aš kilu į 6-7, pas mane visai kitokie supratimai, visai kitokia būsena ir visai kitos programos atsiveria. Bet aš labai puikiai žinau, ką žmonės jaučia, pereidami iš 1 į 2 aukštą. Tikrai energetiškai tai yra labai stipru. Todėl tikrai labai norėčiau kiekvienai iš jūsų padėti ir kad jūs tikrai kiekviena galėtumėte tai padaryti. Ar yra jums klausimų? Ar įdomu, kad nors daugiau sužinoti? Galbūt yra pas jūs temų, apie kurias jūs norėtumėt daugiau išgirsti.
Galbūt yra klausimų, kurie jūs domina. Galit parašyti man į asmeninę žinutę, nebūtinai atvirai po šituo vaizdo įrašu. Aš nepublikuosiu, kad man šita ir šita Onytė ar Danutė paklausė ir aš dabar atsakau. Aš matysiu, kad jūs kažkas tai domina, aš pagal jūsų užklausimą paruošiu jums sekantį tiesioginį eterį, kad jums galbūt būtų daugiau supratimo iš viso, kam ta moteriška energija reikalinga, kam reikalinga ta meilė savo, kam reikalingas asmeninis ribos. Galbūt kiti dalykai jūs domina, kad jums suprastumėt, kad iš tikrųjų būtų galbūt toks bazinis dalykas, nes tai yra tikrai svarbu. Yra svarbu mums kiekvienai tai žinoti, jaustis kiekvienai. Ir tikrai norisi, kad tas lengvumas, moteriškumas, džiaugsmas gyventi būtų pas kiekvieną akise, kad nebūtų tokia tiesiog be gyvybės ženklo, be emocijų žmonių, kad pas jūs iš tikrųjų tai būtų einat į gyvenimą su spindinčiam akim, su džiaugsmu, su meile ir iš tikrųjų tiesiog galvojat, kaip malonu gyventi gyvenime, koks tu iš tikrųjų malonus. Kągi, jeigu pas jūs šiandien klausimų nėra, aš storiuose pridėsiu vėl nuorodą į Telegramų kanalą. Prisijunkit, kviečiu visus nuoširdžiai, nes tai bus galbūt ir mano pačios dar kartą aš tą programą praeisiu, nors aš labai daug skirtingų programų esu praėjusi apie seksualumą, moteriškumą, tantrą ir visus kitus dalykus. Ir iš visų šitų programų tikrai išrinkau pačius perlus, kurie būtent yra patys veiksmingi, kad netempti tos gumos, kad nepilsite iš tuščio į kiaurą, bet grinai, kad imti būtent tuos pačius svarbiausius dalykus, kurie yra tikrai efektingi ir perduoti jums. Kągi, mielosios, ačiū, mielieji, ačiū, kad buvote iki paskutinės minutės su manimi. Visiems linkiu geros dienos, apkabinu kiekvieną iš jūsų širdimi ir iki rytojaus. Rytoj susiplanavus irgi su jumis pakalbėti. Iki malonaus.